Įsitaisyk patogiai tiek, kiek šiuo metu pavyksta tai padaryti. Jei jautiesi saugiai, užmerk akis arba tiesiog nuleisk žvilgsnį žemyn į grindis. Pajausk savo kūną. Jei sėdi, pabandyk pajausti, kaip tavo kūnas remiasi į autobuso ar troleibuso sėdynę. O jei stovi, pajausk, kaip pėdos tvirtai liečiasi su grindimis, rankos liečiasi su kažkokia atrama. Kelis kartus giliai įkvėpk ir iškvėpk. Kelias akimirkas tiesiog pabūk su savo kvėpavimu. Pastebėk, kaip įkvėpi, kaip iškvėpi. Leisk savo kvėpavimui vykti natūraliai, jo nekeičiant. Tiesiog pastebėk, kaip įkvėpi ir kaip iškvėpi. Gali būti, jog tavo kvėpavimas šiek tiek sulėtėjo, pasidarė gilesnis. Taip gali būti, taip kartais nutinka, kai nukreipiame dėmesį į savo kvėpavimą. Dabar perkelk savo dėmesį į aplinką. Pajusk troleibuso judėjimą. Kaip jis švelniai dreba ir vibruoja. Kokius garsus girdi aplinkui? Galbūt girdi variklio ūžesį, aplinkinių žmonių pašnekesius ar sklindančią muziką. Tiesiog pastebėk, kokie garsai tave supa. Nevertink jų, tiesiog pastebėk. Kokie garsai šiuo metu sklinda aplink tave. Kelias akimirkas pabūk su tais garsais, pastebėk juos ir tiesiog leisk jiems būti. Dabar perkelk savo dėmesį į tai, ką matai. Galbūt pastebi kitus kartu keliaujančius keleivius, matai jų daiktus. Gal kažkas skaito knygą, kažkas žiūri į telefoną, o kiti tiesiog stebi pro langą. Pamatyk šiuos veiksmus, tačiau nevertink jų. Leisk jiems tiesiog būti. Smalsiai patyrinėk aplinką, kurioje esi. Taip, tarsi pirmą kartą joje būtum. Atkreip dėmesį į įvairias formas ir detalės. Galbūt gali savo žvilgsnį nukreipti pro troleibuso langą. Ką matai? Galbūt pastebi pravažiuojančias mašinas, einančius pėsčiuosius. Gal pastebi gamtos grožį, lengvai išnarančius medžius, debesų judėjimą danguje. Gal pastebi už lango esančius pastatus, atkreip dėmesį ir į juos. Leisk viskam būti ir švelniai tyrinėk aplinką, atkreipiant dėmesį į tai, ką šiuo metu matai. Įsisąmonink, kad tu esi čia ir dabar. Keliauji šiuo miestu kartu su visais jo ritmais. Kiekvieną kartą, kai pajunti troleibuso judėjimą, atkreip dėmesį į tai, kaip keičiasi tavo kūno padėtis. Galbūt kūnas šiek tiek pajuda. Kaip tavo kūnas reaguoja į šiuos pojūčius? Pastebėk, kokius pojūčius kūne sukelia troleibuso judėjimas. Jei tavo dėmesys kažkur nuklysta į prisiminimus, ateities planus, švelniai grąžink jį į dabartį, į čia ir dabar. Tiesiog stebėk, kas šiuo metu vyksta, ką matai, ką girdi, kokius pojūčius jauti, ką patiri šios kelionės metu. Leisk sau tiesiog būti šios kelionės dalimi. Atmink, kad kelionė yra ne tik fizinis judėjimas, bet ir vidinė kelionė. Kiekviena akimirka yra galimybė stebėti savo jausmus, mintis ir pojūčius. Švelniai, smalsiai,
be vertinimo. Leisk savo tiesiog būti šiame kelyje, keliaujant troleibusu ir gyvenimu.